Labas vakaras, kėdainiečiai. Tikimės, kad jūsų neužpūstė, nesušalote ir atėjote su gerą nuotaiką. O Faustai, kaip tu čia atsiradai? Po bandomųjų egzaminų atėjau, galvojau pakeisiu savo ateitį. Sakai, po bandomo egzamino, čia tada, kai supranti, kad per 12 metų vienintelė perskaityta knyga yra Čipolino nuotykiai? Nu taip, panašiai. Tai jeigu jau čia esi ir aš tikiuosi, kad būsi čia visą laidą, padėk man, mane kagina toks labai paprastas klausimas. Kad ko ir be klausimų atsakymas tikrai nežinau. Tada kur man stoti, ką man veikti gyvenime? Aš esu visiškai pasimetęs. Gailėkis, kad tikrai su mumis Vilniuje nebuvai. Aplankėme kelis nuostabius universitetus, tad keliaukime pasižiūrėti reportažų apie Vilniaus universitetus. Šiandien mes su Akvile lankomės Vilniuje, kur lankysime universitetus ir pirmasis yra Vilniaus Gedimino technikos universitetas. O kaip pasirinkot būtent šią specialybę? Dar stodamas į statybos inžinerijos programą, visų pirma, kas lėmė mano apsisprendimą, buvo galimybės išvažiuoti kažkur studijų metu, stažuotis į kitą universitetą, tos užsienio patirties įgyti. Ir viena sritis buvo Azijos universitetas Pietų Korėjoje. Tai iš pirmo jau žvilgsnio, peržvelgęs tas visas šalis galimas, kur važiuoti, pamačiau ir nusprendžiau, kad tikrai ten važiuosiu. Taip, aš studijuoju telekomunikacijų inžineriją, 3. kursas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Kodėl aš pasirinkau? Mano senelis buvo ryšininkas, tai čia yra tas pats dalykas, kad inovatyviškiau skamba. Tai realiai dėl to, kaip pasakyti, senelis mane įkvėpė tą daryti. 10 klasėje besirinkdama savo pamokas, iš karto žinojau, kur stosiu, tai buvo VGTU vienareikšmiškai. Ar siūlytumėt šią specialybę dabartiniams 12-okams, 11-okams, kurie galvoja, kur stoti, kaip įstoti? Tikrai siūlyčiau, kadangi kai aš stojau, buvo pats įkarštis statybų, miestas plėtėsi, buvo didžiulis statybų bumas. Dabar matome vėl gausybę kranų, Vilniaus mieste nauji pastatai, statiniai kyla, dar didesnis lygis beveik negu buvo prieš krizę. Kokių dalykų reikia ir ar sunku būti telekomunikacijų inžinierium? Šiaip, kaip pasakyti, nėra sunku, jeigu tau tas dalykas patinka, tai tikrai nėra sunku. Bet kokių dalykų reikia, tai yra grinai, kaip inžinerinis dalykas, tai reikia matematikos, fizikos, tikrai didelių pagrindų. O kad sunku studijuoti, tikrai nesunku. Ar čia tiesa, kad studentai pirmom savaitėm tik iš vienos bulvės gyvena? Kaip, būna kartais tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, vėluojanti stipendija ar kažkas ten tokia, bet, kaip pasakyti, pragyventi įmanoma, tikrai. Ar universitetas pateisino jūsų lūkesčius? Žinoma, universitetas visiškai pateisino mano lūkesčius, gal net geriau negu aš tikėjausi. Ir tikrai neturiu dėl ko skųstis. O kaip tas studentavimo periodas, ar jis smagus, ar veikiate kažką be to, kad mokotės? Čia tikriausiai neatsiejama studento dalia, kaip sako, ne tik studijuoti, bet ir studentauti. Tai taip, mes tam laiko tikrai skiriame, tam randame ir, žinoma, kaip ir visur, nuo studijų visada reikia atsipalaiduoti, o kur ir kaip tikrai visada yra. Taip, tikrai pateisina, čia galima sakyti, kaip ir atsigavau, atsirado daug daugiau veiklos, tikrai susiradau daug dalykų su technologijom, yra visokios dirbtuvės, ką galima daryti, studentų atstovybė, įvairius po paskaitinės veiklos, visokie būreliai, tai veiklos tikrai nemažai, o Vilnius irgi žinoma didelis miestas, tai bet kada gali išeiti į miestą pasivaikščioti. Dirbu šitam universitete pakankamai ilgą laiką, esu dėstytojas, docentas ir šiuo metu šiek tiek vadovauju šitai laboratorijai, kurioje mes esam. Šita laboratorija yra padalinys pastatų energetikos katedros aplinkos inžinerijos fakultete. Ir viena iš tokių pagrindinių krypčių, kurio užsiima, sakykime, mūsų šitą laboratoriją, tai yra atsinaujinantys ištekliai ir atsinaujinantys ištekliai pastatuose. Ar dažnai studentai čia ateina ir ką jie čia veikia? Taip, tai šita laboratorija buvo kuriama irgi su tokiom dviem kryptim. Viena kryptis buvo mokslinė, kita kryptis buvo irgi studijoms skirta kryptis. Tai čia studentai praleidžia gana nemažai laiko, ypač kai artėja egzaminai. Bet jeigu rimtai, tai gana nemažai darbų, laboratorinių darbų jie čia atlieka. Pas jūs yra labai daug specialybių įvairių studijų programų. Kokios yra pačios populiariausios ir kiek jų yra? Kokia tai įvairovė? Žinokit, populiariausios ir geriausios tai labai skiriasi.
turime visko. Turim su menais, kūrybinėm industrijom susijusių studijų programų bloką. Turim studijų programų bloką susijusių su techniškasiais mokslais. Tai yra statyba, transporto mechanika, elektronika, informatika. Ir turime fizinius mokslus susijusius su grinai jau informatika ir fundamentiniais taikymais, technomatematika, su statistika. Ir turim socialinių mokslų, bet pas mus socialiniai mokslai, socialinių mokslų blokas yra visiškai kitoks, skiriasi nuo kitų universitetų. Mes duodam daug fundamentinių techniškųjų informatikos ir teisės žinių, kadangi tikras verslininkas turi žinoti viską. Aplankę Vilniaus Gedimino technikos universitetą atvykome į ICM ekonomikos ir vadybos universitetą. Eime pasižiūrėti. Kokią kryptį pasirinkote studijuoti ir kodėl būtent šią? Pasirinkau verslo vadybos ir analitikos studijas būtent ICM universitete, nes nuo pat mažens mane domino verslo sritis ir ypatingai darbas su žmogiškaisiais ištekliais, projektų valdymas, tai būtent galvojau apie studijas arba čia, arba Lietuvoje, arba užsienyje. Ar sunku studijuoti? Na, manau, kad bet ką studijuojant ir dedant normalias pastangas, tikrai yra ką veikti studijų metu, bet studijos yra čia sudarytos tikrai kuo puikiausios, dėstyti yra visą laiką tau pasiekiami, kad padėtų ir palengvintų tavo darbą. Tai studijos yra tikrai, manau, sunkios, bet iš tos pusės, kad jos yra teisingai sunkios. Pasirinkau ekonomikos studijų programą ir tikrai esu patenkinta, nes jau nuo mokyklos laikų, jau nuo 11 klasės žinojau, kad studijuosiu tikrai būtent šią programą. Kokių dalykų reikia norint studijuoti šią studijų kryptį? Tai reikėtų matematikos ir lietuvių kalbos egzaminų, istorijos arba valstybinio egzamino arba pažymio ir pasirinkamojo dalyko, tai yra geografijos, informacinių technologijų, biologijos arba užsienio kalbos. Ką galėtumėte patarti dabartiniams 11-12, kurie planuoja savo ateitį ir nežino, kur stoti? Nežinau, iš tikrųjų galbūt pasiūlyčiau kuo daugiau dalyvauti, kuo daugiau išbandyti save įvairiose veiklose, tuos pačius ISM renginius galbūt išbandyti, pažiūrėti, ką mes galim pasiūlyti, galbūt tai sudomins juos taip pat, kaip sudomino mane. Aplankėme universitetus, pasišnekėjome su studentais, dekanais, prorektoriais ir manome, kad ši mūsų kelionė pravers jums, moksleiviai, planuojant savo ateitį. Vau, kaip ten gražu, kaip ten jauku, niekada net nebūčiau pagalvojęs. Žinai, mes ir paskaitų girdėjome, ir lankstinukų pavartėme, ir video matėme, bet geriausiai iš tikrųjų paklausyti, ką įvairūs žmonės apie tai mano. Tu čia greičiausiai kalbėjai apie studentus, taip? Taip, nors ne, bet šiuo momentu aš turiu jos galvoj. Tai mūsų bus pirma pašnekovė Vilniaus universiteto studentė, nuostabaus balso savininkė. Praeitų laidų Kėdainietis TV žurnalistė Audra Avižiūtė. Plojimai jai. Labas, Audra. Labas, Nedai. Kaip jau tradicija tapo, mes turim tau keletą klausimų. Prašau. Ir pirmas klausimas būtų toks. Įvardink prisiminimus apie Kėdainietis TV laidą tavo laikais, bet vienu žodžiu. Nepamirštama. O dabar pakomentuok. Iš tikrųjų, pasiūlymo prisidėti prie Kėdainietis TV komandos sulaukiau visai netikėtai. Ir nors ir labai banaliai tai nuskambės, bet iš tikrųjų buvo vieni geriausių metų mano gyvenime vien dėl to, kad įgijau tokios patirties, kuri man labai padėjo apsispręsti, kuri man padėjo mano studijose tolimesnėse ir kuri apskritai padėjo labai tobulėti kaip žmogui, nes dirbant Kėdainietyje TV mes susipažinom su begalė žmonių, kaip ir jūs dabar susipažįstat, ir pamatėm begalę dalykų, kurių galbūt šiaip, jeigu būčiau tiesiog mokysis mokykloje, būčiau nepamačius, nesupratus ir tiesiog nebūčiau su jais susidūrusi. Kaip tik norėjau tavęs paklausti, ar tas visas projektas turėjo buvo kažkoks veiksnys pasirenkant tolimesnės studijas. Tai tu sakai, kad buvo, taip? Taip, iš tiesų buvo ir buvo labai didelis, nes pasirinkimus savo aš niekada nebijojau. Aš žinau nuo mažesnių dienų, kad man įdomu yra žurnalistika, kad man įdomu yra televizija, radijas ir spauda. Ir iš tiesų atėjusi čia, aš gavau realiai galimybę išbandyti save ir patikrinti, ar man tai patiktų natūraliomis sąlygomis, ar aš tiesiog įsivaizduoju, galvojau, galbūt mano supratimas yra truputį kitoks. Ir iš tikrųjų taip, davė labai daug. Tiek patirties, sakykime, profesinės buvo truputį paprasčiau atėjusi į studijas, tiek suvokiau, kad man tai patinka ir tinka.
Ir jeigu galėčiau, tai tikrai daryčiau vėl tą patį. Studijavai Pietų Korėjai. Taip. Tai dabar mums pasakyk, kaip tau atrodo pačiai asmeniškai? Kur geriau studijuoti? Užsienyje ar Lietuvoje? Pirmas dalykas, tai į mainų studentus aš negaliu kalbėti už visus 100%, bet bent jau daugeliu atveju mainų studentas niekada nebus toks kaip tos šalies studentas, nes juos žiūri truputėlį atlaidžiau, tavęs dėstytojai taip stipriai nespaudžia. Ir iš tiesų, tai aš manau, kad labai priklauso nuo to, ką tu nori studijuoti, nes mes turim begalę tikrai gerų ir kokybiškų studijų Lietuvoje. Sakykime, mano atveju gal buvo taip, kad Pietų Korėja tikrai nėra ta šalis, kuri pirmiausiai topteltų į galvą, jeigu mes kalbam apie žurnalistiką. Jeigu planuoji studijuoti tą dalyką, tai galbūt reiktų rinktis Jungtinės valstijas arba Jungtinę karalystę, žinoma. Bet šiaip negaliu sakyti, tikrai nesutinku su tą nuomonę, kad Lietuvoje studijos yra prastos kokybės. Aišku, sąlyginai čia vėlgi priklauso nuo to, ką reikėsi studijuoti, bet pabūti užsienyje, jeigu yra tokia galimybė, tiesiog negalima praleisti šito šanso, nes mainų programų yra labai daug, universitetai visuomet skatina išvykti ir jeigu tik yra bent menkiausias šansas, tai tokias progas reikia išnaudoti. Aš išnaudojau vieną kartą, tėvai mane į Latviją nusinešė. Šaunuolis, patiko? Taip. Gerai, ačiū tau, Audra. Ačiū jums. Ačiū jums. Vau, Pietų Korėja. Aš vos tik iki Kauno sugebu nuvažiuoti. Drąsi, Audra, labai drąsi. Bet aš nežinau, kuom aš būsiu užaugęs, dar neapsisprendžiau. Aš manau, Faustai, kad mes ne vieni tokie. Todėl norėčiau šalia mūsų pakviesti 2012-2014 mokslo metų Akademijos gimnazijos prezidentą, labai šiltą žmogų, Aurimą Sabeckį. Sveikas, Aurimai. Tai ir žinai, kur stosi? Ne, nežinau. Ir tai mane glumina, tikrai. Neturi kokių hobių? Hobių? Na, turiu pomėgių. Šokti šiek tiek. Tai negalvoji nieko kažką su šokiais? Ne, negalvoju. Nematau perspektyvos tame. Ką veikiai mokyklai, neskaitant to, kad buvai prezidentu? Šokau, kartais dainavau, ne visada sekėsi. Suprantu tave. Daug visokios veiklos turėjau. Vis tiek, kaip prezidentas, tai kviečia visur ir kokį renginį pravesti ir panašiai, kokį pranešimą paskaityti. Taip. Suprantu. Taip. O kaip pasikeitė tavo norai nuo pirmos klasės? Gal norėjai tapti dainininku? Labiau princese, bet neišėjo. Tai vat, o kodėl nežinau? Aš tai manau, kad tu būtum visai graži princesė. Ačiū. Aš ir manau, kad gražus princas būtum. Jūs tinkat vienas kitam? Dainininku nenorėjai būti. Nenorėjau būti dainininku. Kokie tau dalykai mokyklai labiausiai patiko? Na, man visada patiko biologija ir tai tą aš ir norėčiau sieti su savim, su savo ateitim, ta prasme. Mes visi susiję su biologija, Aurimai. Na taip, mes biologija ir esam. Bet, na, didžiausia dalis mano veiklos ir buvo, tai būtent ta tokia intelektualinė veikla. Tai 2014 metais dalyvavau jaunųjų mokslininkų konkurse. Na, ten šiaip labiau su chemija buvo susiję. Tai mes tyrėm rykštėtąją sorą kaip potencialų augalą biokūrui. Kaip įdomu? Taip, aš tikiu. Toliau? Darbas įdomus. Toliau, na, olimpiadose dalyvavau eilę metų. Praeitais metais pasisekė laimėti pirmąją vietą rajone. Sveikinu. Ačiū. Šiemet penktadienį vėl dalyvavau, tai bus matyti, kaip kas. Sakei, kad labiausiai užsiminėjai intelektualinę veiklą, taip, bet tavo norų būti princesė nepavadinčiau labai intelektualiniu. Nu tai, kaip ir sakiau, čia buvo pirmoji klasiai, tada vis tiek auk pradėjau, supratau, kad tas kelias ne man. Kaip manai, kaip žmogaus įvairiapusiškumas padeda jam pasirinkti jo kelią? Na, aš tai manau, kad kaip tik trukdo pasirinkti kelią, nes tau ir šokiai, ir dainavimas, ir mokslai sekas, tai ir mėtaisi tarptų kelių. Na, iš tikrųjų ir man buvo sunku dėl to, nes ir šokti labai patinka. Manau, tai mano hobis pagrindinis. Sekasi šokti? Taip, nu, aš taip galvoju. Gal sekas nesiseka, bet svarbu, kas patinka. Tai yra svarbiau. O, na, žiūrint, gal tiesiog jau kai įstoji, tas įvairiapusiškumas padeda, nes lankstesnis tampi tarp visų dalykų ir gal... Špagatą padarai. Taip, špagatą padarai, reikia kažką ten pristatyti jau ir drąsos turi daugiau, kai ant scenos pratęs būti. Tai aš manau, kad pasirinkti savo kelią trukdo, bet jau kai pasirenki šiaip ne taip, tai tikrai labai padeda. O kokių žinai keistų specialybių?
Daug žinau, juokingų turbūt. Man labiausiai įstrigo tai Kinijoje, tiksliau Japonijoje, gal pradėsiu nuo to, kai yra didelis tempas ir žmonės būna vieniši dažnai, tai yra tam tikros būdelės, kur sėdi žmogus ir tu jam sumoki ir jis su tavim tiesiog bendrauja, pabendrauti. Arba tualetų gydai Kinijoje, aikštėse stovi žmonės su išskirtiniais ženklais ir tu jam sumoki ten 3 centus, turbūt kažkiek tiek. Ir jie tau parodo, kur yra artimiausias tualetas. Tiesiog. Parodo artimiausią medį, taip. Na, Kinijoje aikštėje, gal prie medžio. Nežinau. Daugiau yra irgi tikrai įdomių specialybių. Gerai, ačiū tau už pokalbį, Aurimai. Ačiū Jums. Tai va gerai, kai turi kažkokią kryptį. Oi, tau viskas patinka. Tada nestoji niekur. Arba renkiesi kokią neįprastą specialybę ir būni išskirtinis. Tai va, kodėl mes su Aurimu kalbėjom apie keistas specialybės. Taip, o tu žinai, koks žmogus yra vadinamas stovėtoju? Tas turbūt, kuris stovi visą laiką kaip statula. Ne, bet iš dalies panašiai. Tai tokie žmonės Didžiojoje Britanijoje, kuriem tu už 1 valandą sumoki 30 svarų ir jie už tave stovi eilėje, pavyzdžiui, parduotuvėje ir metro. Tai yra stovėtojai. Va čia tai darbas, gali būti nieko nebaigęs, o kaip aš kol kas. Puiku, gal Nedai parodom savo mėlyjams žiūrovams, kokiu yra pasaulyje keistų ir negirdėtų specialybių? Parodom. Reportažas apie keisčiausias pasaulyje specialybės. Sveiki! Šiandien Kėdainietis komanda nusprendė įrodyti pačias ekstremaliausias, įdomiausias profesijas pasaulyje. Taigi, eime pažiūrėti. Šios profesijos atstovai už vieną šansėdalo paragavimą gauna 30 eurų. Pabandykim, galbūt ir man kas nors sumokės tai. Nėra taip baisu, kaip atrodo, pabandykit. Profesija numeris 2. Apkabinėtojai. Kaip trūksta žmogaus, kuris apkabintų. Aš čia! Na, aš norėčiau būti kvapo vertintoje. Pažiūrėkim, ar man tai pavyks. Kamilė? Ne. Niekam? Ne. Austėja? Ne. Gabrielė? Ne. Nežinau. Nedas? Taip, gerai, vienas gerai. Pavyko, na, atpažinau tik vieną, patį smarviškiausią Nedą, bet galbūt pavyks ir tau. Tikimės, kad šiame reportaže pamatėt dar neregėtų, negirdėtų profesijų, kurias galbūt savo ateityje panaudosite jūs. Na, iš tiesų, žmonės yra labai kūrybingi ir mes daug ko nežinome. Todėl net prieš rengiantį specialybę siūlome jums išnagrinėti visas galimas ir rasite tikrai tai, ko ieškote. Taip, Nedai, protingai šneki, bet neteisingai mąstai, nes mes apklausėme savo krašto žmonių, kokios yra jų svajonės, ką jie mano apie studijas ir panašiai. Taigi žiūrime. Klausimėlio rubrika. Sveiki, šiandien mes esame Kėdainių centre ir šiandien Kėdainietis TV komanda paklausinės kėdainiečių, kur jie žada įstoti ar kur jau įstoja. Ar jau žinote, kur stosit? Taip, manau taip. Šiuo metu ne, bet galvoju įstoti apie žemės ūkio, kažką su žemės ūkio, kažkokią mokyklą, nežinau. Dar kur stosiu nežinau, nes dar pilnai nežinau, ką nors studijuoti. Ne. Kokią profesiją norėtum studijuoti? Galbūt žurnalistiką, nežinau dar iš tikrųjų. Žadu turizmo.
Ar galbūt jau nusprendėjai, į kokį universitetą norėtum stoti? Dar kol kas ne, bet jau čia Lietuvoje liksiu. Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Kodėl būtent čia? Nes mano svajonė yra sieti savo ateitį su medicina. Kodėl pasirinkai mediciną? Nes mane žavi, kai ateinu į vaistinę ir ten yra daug stalčiukų ir užbrauko tos vaistų dėžutės. Kodėl būtent žurnalistiką pasirinkai? Nes su žurnalistika susiję visokios TV laidos ir taip toliau. Visas pramogų verslas šau. Kodėl būtent žemės ūkis? Nes tėvai užsiema tuom ir pats galvoju kažką savo daryti. Gal žinai, ar Lietuvoje ir užsienį bent? Ne. Užsienyje. Kodėl? Todėl, kad tiesiog yra daugiau galimybių tenai įstoti man ir patogiau būtų tenai gyventi ir taip toliau. Ir didesnės sąlygos mums tenai. Man, ta prasme, yra mokslui toliau plėtotis. Manau, kad Lietuvoje, nes užsienyje kažkaip nemanau, kad ten labai tai yra populiaru. Tai Lietuvoje gal. Kodėl būtent Lietuvoje nori studijuoti, o ne užsienį? Nes esu gan taip auklėta patriotiškai ir kažkaip nesinori savo šalies palikti bent jau kol kas. Ir mane Klaipėda labai žavi, todėl noriu pasilikti Klaipėdoje. Žinoma, didesnis noras yra užsienį studijuoti, bet jeigu nesigaus, tai Lietuvoje. Kodėl tas noras toks kyla? Na, nes nežinau, aš manau, ten yra didesnės galimybės ir šiaip, mane labiau traukia užsienį. Kaip manai, kokia profesija yra pati populiariausia? Geras klausimas. Gal koks, net nežinau. Tai aišku, verslininkai Lietuvoje čia jau labai daug. Pati populiariausia, tai nelabai žinau, bet man labiausiai patiktų, tai turbūt mechanikos inžinerija, kažkas tokio. Tai gal teisininkai? Skirtingi miestai vienodos nuomonės, o tu nedai valaisi dantis? Kas čia per klausimas, Faustai? Be abejo, kad valausi, dar smėlio laikroduką pasistatau. O tu bandai kada suskaičiuoti, kiek tu dantų turi? Arba išsirauti? Skaičiuoti nebandžiau, bet rauti tiek savo, tiek draugams bandžiau. Ir kaip sekės? Visur gavos, kad išsiroviau pats savo. O skaudėjo? Jeigu ir savo bandžiau rauti, išsirovau, jeigu bandžiau rauti draugam, vis tiek man išrovė. Tai... O gal tu nori būti odontologas? Niekada net nepagalvojau apie šią specialybę. Kodėl tu klausi? Nes mes buvom su Kėdainiečio komanda odontologijos paskaitoje ir mes sutikome išties malonių žmonių tenais. Ką jūs tenais sutikote? Mamyčių klubą. Gal žinai, kiek ten yra narių? Aš. Justė tokia yra. Aš. Tu, Aurelija. Apie kokie 500 bus. Apie 500? Aš taip galvoju. Kviečiame visus pasižiūrėti reportažą apie Kėdainietis TV komandos apsilankymą odontologijos kabinete. Šiandien Kėdainietis TV komanda lankosi odontologijos klinikoje, kur tikrins ne savo dantukus, bet žiūrės, kaip mamyčių klubas prižiūri savo mažųjų atžalų dantukus, bei bandysime paklausinėti, ką mamytės galvoja apie savo vaikų ateitį. Kaip kilo mintis suburti mamyčių klubą? Esu pati jauna mama ir Kėdainiuose galbūt organizacijos klubo, kuri vienytų jaunas mamas, jaunus tėčius, vaikus, jaunas šeimas tikrai trūko. Dėl to labai džiaugiuosi, kad mano idėją palaikė mamos, iniciatyvos mamos. Šiuo metu mūsų yra nei daug, nei mažai, yra 560 mamų ir tarp jų yra keli tėveliai, kur iš tikrųjų aktyviai nori organizuoti veiklą Kėdainiuose, nes jaunom šeimom šiame mieste šiek tiek gal trūksta ne kiek pramogų, kiek to pačio gyvenimo, išėjus uždarius darbo duris ir namų duris. Kaip jums sekėsi šiandien? Šiandien sekėsi labai gerai, mamyčių buvo susirinkusios netgi 2 grupės, iš tikrųjų atvyko kompetentinga daktarė, net tik iš Kauno, specialiai vizitu į Kėdainius, tai sekėsi tikrai labai smagiai ir sužinojome tikrai tokių dalykų, kur galbūt nepagalvojame, kad tai yra labai svarbu.
Tai šiandien ir atsakė į daugelį klausimų. Ką galvojate apie odontologo profesiją? Ar tai yra paklausu, ar būsimiem abiturientam reikėtų pagalvoti apie tai? Iš tikrųjų šita profesija, tai man atrodo pati baisiausia, nes labai bijau odontologų ir dantų taisymo, bet šitie daktarai yra neatsiejami nuo mūsų kasdieninio gyvenimo ir labai džiaugiuosi, kad jie yra, nes tikriausiai ir dantų skausmas yra pats skaudžiausias. Tai iš tikrųjų tie jauni žmonės, kurie nori studijuoti šitą profesiją, turėtų turėti labai didelę kantrybę, būti labai ryžtingi, bet jie yra labai reikalingi. Kas paskatina jūs pasirinkti tokią specialybę? Greičiausiai tai, kad man patiko mokykloje biologija, chemija ir visi gamtos mokslai bendrai paėmus. Ir mano buvo biomedicininis profilis, tai man pagrindinį pasirinkimai kur stoti buvo arba odontologija, arba medicina. Nu tada pradėjau skaičiuoti, kiek čia metų reikia medicinoje mokytis ir kiek odontologija. Gavosi taip, kad odontologija nugalėjo, nes buvo 5 metai. Medikai jau mokosi daug ilgiau. Tai taip ir gavosi, kad įstojau odontologiją. Ar jums patinka jūsų darbas, ar esat patenkinti? Taip, man patinka. Aš baigiau 5 metus bendrosios praktikos odontologija gydyta ir po to dar įstojau į rezidentūrą antrinę ir į vaikų odontologijos. Tai dabar esu gydyta vaikų. O ar siūlytumėt šią specialybę abiturientam, kurie jau po truputį mąsto, kur stoti ir ką pasirinkti? Taip, žinoma, kodėlgi ne, tai yra labai perspektyvi. Lietuvoje odontologų yra nemažai, bet labiau sutilpsim visi. Apsilankėme vienoje šilčiausių Kėdainiuose esančių vietų. Tiems, kurie mėgsta biologiją ir chemiją, siūlom pasidomėti apie odontologiją. Bet Faustai irgi neįdomu, klubas vadinasi Mamyčių klubas, bet ten girdėjau yra ir keletas tėvelių. Jų mintis apie studijos yra tikrai geros ir tikrai reikšmingos. Tikrai taip, nusprendžiau aš pasidomėti apie įvairias specialybės, nes norėtų visą laiką prastovėti vienai vietai. Bet kaip sako mūsų mylimi tėveliai, pirmiausia reikia mokytis. Dabar ne apie mokslus, Faustė, tu žinai, kas vyks čia Vikondoje vasario 27 dieną? Ne, gal gali papasakot? Čia vyks laukiamiausias metų renginys Kėdainiuose, tai Bravo mokiniai 2015. Siūlome pasižiūrėti reportažą apie tai. Moki groti, moki gaminti įvairiausius maisto šedevrus, esi stiprus ir sugebi daryti įvairius triukus, padūkim miau, 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 bendraukim artimiau, sugebi dainuoti bet kur ir bet kada geriau už kitus, netgi už Šalčiūtę, moki tapyti geriau nei pats Da Vinčis, sugebi mėtyti geriau net už patį Sabonį. Moki kažkurį iš šių talentų, o galbūt to talentas dar išskirtinesnis, nusifilmuok ir atsiusk mums šiuo adresu. Ir galbūt tu tapsi šių metų Bravo mokiniai 2015 talentingiausių. Žinai, girdėjau, panelis jau šneka, kokios suknis dėsis ir panašiai, o ką tu rinksies? O žinok, Faustai, net nežinau, man labiausiai patinka, kai mane aprengia mano mergina, mama arba drabužių parduotuvė E&A. E&A ir pasiūlė konkursą, iš kurio galima laimėti 6 bilietus į kino teatrą. Oi, Faustai, tu net nesitikėk laimėti, tam konkursui dalyvauju aš. O kaip tu žinai, aš pretenduoju būti Bravo stilingiausiu. Juk ne apie stilių nedai šiandien kalbame, o kalbame apie profesijas, kurias žmonėms būtų lengva pasirinkti ir kad žmonės nuspręstų, kur stotiems ir kad jų svajonės pildytųsi. Ir nesvarbu, kad jums patinka milijonas dalykų. Ieškokite ir rasite. Na, dabar dovanojame dar vieną vaikinukų iš Krakių grupės Groovy Boys ir Agotos dainą. Šilto ir prasmingo jums vakaro, Kėdainių jaunime.